Taip pat šią plenarinę sesiją turėjom ir kelis svečius. Tai parlamente lankėsi Kenijos Respublikos prezidentas. Iš tikrųjų pakankamai aiškiai ir tiesiogiai Kenijos prezidentas kalbėjo, kad jam labai svarbu bendradarbiauti su ES, nes tiesioginė prekyba su Europa turi iš tikrųjų pakankamai gerą pagrindą ir gerą ateitį. Nes, kaip žinia, Kenijos, sakykime, žmonės kur kas sunkiau šiandieną gyvena ir todėl galimybė organizuoti gamybą, galimybė pardavinėti savo produkciją tiek, reiškia, įvairias žaliavas, naudingas iškasenas, kurių Kenijos valstybė tikrai turi pakankamai daug. O Europai dabar, sakykime, einant žaliojų kursų, yra poreikis tam tikrų medžiagų, tam tikrų žaliavų, iškasenų, kurių Europoje nėra. Ir tai būtų tikrai pakankamai neblogi sprendimai, tiek gaminant saulės baterijas, tiek gaminant automobilių baterijas, kurių reikės kuo toliau, tuo daugiau, tai ir sunkvežimiai, ir autobusai, ir taip toliau. Žinoma, ne viskas tvarkoja Kenijoje yra su demokratija, ne viskas tvarkoja su žmogaus teisėmis. Tai irgi buvo, sakykime, šiek tiek atkreiptas dėmesys, kad ir tie klausimai yra labai svarbus. Bet kokiu atveju, jeigu Kenijos valstybė eis tuo keliu, tai tikrai manau, kad Europa pasiruošusi toliau bendradarbiauti.